Įjungti naująjį MacBook visuomet ypatinga akimirka. Šiame vaizdo įraše parodysime, kaip žingsnis po žingsnio pradėti naudotis naujuoju kompiuteriu. Išpakavę kompiuterį, paspauskite įjungimo mygtuką, pasirinkite norimą kalbą bei šalį. Dabar galite pasirinkti pageidaujamą klaviatūros kalbą arba tai padaryti vėliau sistemos nustatymuose. Jeigu jums reikalingi prieinamumo nustatymai, pasirinkite norimus įrankius. Jei ne, spauskite Not Now. Pasirinkite savo interneto tinklą ir įveskite slaptažodį. Tai būtinas žingsnis, norint tęsti kompiuterio konfigūraciją. Apple ID paskyrą sukursime kitame žingsnyje, todėl dabar šį etapą galite praleisti. Norėdami įgalinti Siri, pakartokite matomas frazes ekrane. Šiame žingsnyje galite pasirinkti norimą Siri balsą. Touch ID leidžia greitai ir saugiai atrakinti MacBook bei patvirtinti pirkinius. Sekite ekrano nurodymus, skenuokite piršto antspaudą. Na štai, sveikiname! Jūsų MacBook paruoštas darbui. Toliau Apple ID paskyros sukūrimas. Jeigu jau esate susikūrę Apple ID kitame Apple įrenginyje, tai tiesiog įveskite prisijungimo duomenis. Jei ne, tuomet susikurkite savo naują Apple ID paskyrą.